Važiavau į Garkovą, buvau Čikotoje, savanoris, motociklas. Mačiau viską. Mūsų tremtinių namelius mačiau. Tai ponia Laima, ko čia susirinkom? Šiandieną čia, kaip matote, susirinko nedidelė dalis visuomeninio komiteto teisėjai Neringai Venckienei ginti. Dalis prie Seimo nario Evaldo Jurkevičiaus biuro. Ir protestuojame prieš tos sudarytos vadinamosios laikinosios komisijos atimti iš teisėjos Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę. Protestuojame, nes visas tas darbas komisijos yra pastatytas ant labai neteisingų pamatų. Visų pirma, jie vadovaujasi VSD sukurpta byla ir visa medžiaga, kurią sukūrė VSD su savo parankiniais. Ir protestuojame už tai, kad šitas visas posėdžiai nevedami viešai. Mes reikalavome, kad visi komisijos posėdžiai būtų vedami viešai, ar bent jau filmuojami ir paskui rodomi vakare per centrinės televizijas. Šito viešumo jie bijo ir kadangi vienas iš Seimo narių Puteikis reikalauja viešumo, visi kiti balsuoja prieš. Esame čionai šiandien susirinkę ir dėl to, kad komisijos pirmininkas Evaldas Jurkevičius, tai yra klaipėdietis, tai žmogus, kurį prieš 3 metus rinkome Baltijos apylinkėje, tame tarpe ir aš, nepateisino mūsų rinkėjų lūkesčių. Mes tikėjomės, kad jis atstovaus mūsų visų rinkėjo interesus, o pasirodo priešingai, jis atstovauja tik tai valdžiažmogių ir VSD klano interesus. Jau 2 kartus ir mes stebėjome, kaip balsuoja Evaldas Jurkevičius, praktiškai jis balsuoja tikrai prieš mūsų visų interesus. Pavyzdžiui, buvo toks berods gegužės mėnesį irgi balsavimas, kad padidinti baudas nuo 1 iki 5 tūkstančių litų zoofilams ir visokiams ilams, tačiau Jurkevičius susilaikė tokiu metu. Toliau Jurkevičius vėlgi balsavo už tos laikinosios komisijos sudarimą, kad būtų ištirti atseit Neringos Venckienės nusikaltimai ir jinai nubausta pačia baigėčiausia bausme. Toliau tas pats mūsų rinktas Seimo narys vėlgi balsuoja, kad nebūtų viešumo. Irgi pakėlė ranką už tai, kad nebūtų išreikalauta iš policijos filmuota vaizdo medžiaga, kuri buvo padaryta šturmo Garliavoje metu gegužės 17 dieną. Tai dėl to mes susirinkome ir norime pareikalauti iš mūsų teisėtai išrinktų Seimo narių atstovauti ne klano interesus, o mūsų visų rinkėjų interesus. Mes esame už teisėją Neringą Venckienę, už tai, kad pedofilijos byla būtų ištirta visų pirmiausia ir tik po to turėjo būti vaikas atiduotas biologiniai motinai, jeigu pats vaikas būtų norėjęs. O praktiškai tai buvo padaryta šturmo metu, nuslėpiant visą dokumentinę vaizdinę medžiagą, kurią darė net 3 žmonės, ar 2 ar 3 žmonės, kiek žinome, ir tos medžiagos mūsų tauta ir nepamatė. Tai ką slėpti, jeigu viskas taip švaru ir vaikas pats pasakė, kad išeina su motina, nors buvo išnešta kojomis į priekį, jėga ir lygianti, kodėl visą tą medžiagą reikia slėpti? Vadinasi, visa ta byla yra sukurta prieš Neringą Venckienę. Tik spėjo pagrobti mergaitę ir praktiškai taip pat už kelių dienų susirinko seimūnai balsuoti už jos teisinio imuniteto atimimą. Šito nepakęsime ir tikrai mes prisiminsime balsuodami spalio mėnesį, 14 spalio dieną, prisiminsime visus tos Seimo narius, kurie tikrai neatitiko mūsų interesų, mūsų lūkesčių. Ir prisiminsime juos balsuodami. Ačiū.